aparatūros žiūrovai, audio mėgėjai, melomanai, audiofilai. Po ilgo laiko susitinkame mano Rūsyje. Kartais būna vasara lietinga, kartais labai karšta. Tai kai lietinga, prisėdame prie audio aparatūros paklausyti savo mėgstamų kūrinių, savo mėgstamos muzikos. Šiandien aptarsime tokias temas. Viena puikia naujiena. Mane pasiekė naujas vadimo darbas iš Vilniaus, tai tada dakas, bet perdarytas analoginė visa grandinė ant lempinio buferio. Tikrai nustebino, jau ne pirmą tokį daką girdžiu ant lempinio buferio. Kai gerai yra padirbėta su lempiniu buferiu, tai dakas tampa dar natūralesnis, dar sodresnis, dar gyvesnis. Tai aplodismentai jam. Sulyginau šitą daką su Harman Kardonu, kuris grotuvu, kuris yra perdarytas, ir Harman Kardonas atsilieka labai toli nuo šito dako. Norėtųsi šitą dakelį palyginti su dar stipresnių konkurentų, taip pat gauti iš kažkur pasiskolinti daką su lempiniu buferiu, kad būtų kova lygiavertė. Kaip aš darau šituos palyginimus? Turiu nusipirkęs switcherį, vadinamą perjungėją, kad galima perjungti iš karto ir stiprintuvą. 2 stiprintuvus galima klausyti vienu momentu ir kelis dakus. Tai 2 switcheriai puikiai padeda, nereikia kaišioti laidų ir iš karto gali lyginti dakus, kaip jie skamba. Tai padeda teisingiau įvertinti čia ir dabar skambesį, detalumą, natūralumą ir visą šitą garsą. Man šitas dakas jau pas mane svečiuojasi labai ilgai ir man jis labai patiko. Ištobulinta tiesiog lampizatoriaus schema, bet viskas padaryta tvarkingai, atrinktos tvarkingos, tinkamos detalės ir visas šitas dakas tikrai pavyko. Šitos plokštės buvo nubraižytos pačio audio inžinieriaus, nubraižytos ir atsisiųstos iš Kinijos. Atrodo viduje tvarkingai. Šita dėžė yra laikina stotelė. Tai jeigu bus norinčių įsigyti tokį daką, paklausyti ir vėliau perkelti į kitą dėžę, tikrai vertas aparatas. Noriu iš karto perspėti, kad į mažą dėžę šitas dakelis netilps, todėl kad yra tikrai nemažai plokščių detalių ir į mažą korpusą neįsivaizduoju, kaip būtų galima jį sukonstruoti. Tame dake nebėra visų operacinių stiprintuvėlių, jų maitinimų, net neišimtas, net nebuvo dėtas į šitą plokštę analoginės dalies dalis, išimtas skaitmeninis filtras, be skaitmeninio filtro panaudota audiofilinės dalis, tai negaliu labai stipriai aptarti lempinios dalies, lempinio maitinimo, nes ir pats nelabai suprantu, aš esu šitoje temoje gan naujokas. Tai paklausykite šito dako, kaip jis skamba. Iš karto perspėjau, kad muzika be autorinių teisių ir nenustebkite, kad neišgirsite kažkokių labai jums žinomų gabalėlių. Prie šitą daką buvau pasijungęs tiesiai nuo Harman Kardono HD 730 viso perdaryto, tai per koksalą jis skambėjo dar geriau. Bet kadangi norėjau klausyti autorinių teisių muzikos iš kompiuterio, turėjau tik tokį transportą CM6631A Pro ant čipo kinietiško. Šitas transportas šiek tiek nuėmė kokybės. Suprantu, kad tai nėra labai super audiofilinis reikalas, bet laidai buvo panaudoti ant RCA Crimson VE, labai tikrai neblogas laidas. RCA jungtis buvo originalios nulūžusios, panaudojau kitas audiofilinės Amphenol, australų kompanija, rimto metalo, o koksalinės laidas Vandame
tarp kitko esu kažkur minėjęs, kad Van Damme laidai 55 Low Carb Ultra Pure Silver Plated Van Damme laidas. Jis RCA laidam klausytis tikrai netinka, muilas, lyginau su kitais, bet apžvalgininkų pastebėta buvo ir mano patikrinta, kad koksailui skaitmenai jis tikrai yra geras, tikrai geras. Kaip šitas mūsų žinomas Vadimas inžinierius ėmėsi šito projekto. Seniau jis netikėjo lempinių skambesių, jo natūralumų, gražumų, gausa, nuostabumų ir magija. Šiek tiek prie šito prisidėjau ir aš, stengiausi pats išgirdęs kitų mūsų audio mėgėjų darbus ir kitą daką ant lempinio buferio. Susidariau tokią nuomonę, kad su lempiniu buferiu dakai skamba tikrai geriau. Bandžiau jį tai įtikinti, jis su manim stipriai diskutavo ir buvo jam galimybė įsigyti taip pat D produktą. Jis jam nesuskambėjo. Dabar galime teigti, kad buvo šitas produktas, dakas ant PCM-o nepadarytas tinkamai, lempinis buferis nebuvo tinkamai surinktas lampizatoriaus, galimai klystų. Ir jisai ilgai vargo prie jo. Kitaip sakant, knisosi, kol atrinko tinkamiausias dalis, kol atrinko tinkamiausias poras, ne tik kalbu apie dalis, ne tik kalbu apie gamintojus, bet kalbu ir apie nominalus, apie visą kitą, apie smulkmenas, kurios, sako, iš pradžių grojo, bet tos magijos nebuvo, kol visą atrinko, jis tikrai prie šito dako, prie šito lempinio buferio pasėdėjo, padirbėjo kokį pusmetį, gal ir šiek tiek mažiau, kol vieną sykį atėjo iš jo gera naujiena, kad Martynai, tikrai padariau gan puikų produktą ir tu turi išgirsti. Nagi, sakau, siūsk, ir žmogus buvo patenkintas savo darbu ir aš tikrai puikiai vertinu šitą darbą. Apžiūrėjo šitą daką su kitais žmonėmis, nesimato, kad čia būtų kažkoks ultra labai brangus projektas, taip, ne 10, ne 20 eurų, bet nėra investuota kosminiai pinigai, bet kokybei tikrai padarė šitą daką dar kitame lygyje. Man buvo pasiūlyta mano daką perdaryti taip pat su lempiniu buferiu. Na, kaip čia pasakęs, tiesiai šviesiai, mano padarytą daką man šiek tiek gaila ardyti visiškai, kad padaryti lempinį buferį. Man tiesiog gaila
gražaus darbo, gražios plokštės, jeigu ir ryšios įsigyti tokį savo kolekciją, tai tikrai bus arba kitas dakas, o man iš tikrųjų būtų fainiausia tokia kaip pasvajonė, nežinau ar tai galima įvykdyti, kad lempinis buferis būtų visiškai kitoje dėžutėje, pavyzdžiui, ant kažkokių tai jungčių, kurios būtų nesunkiai prijungiamos prie kito dako, kaip atskiras priedėlis, ir būtų galima klausytis savo senojo dako ir ant analoginių operacinių stiprintuvų ir perjungus ant šito lempinio dako. Galime padiskutuoti apie šitą temą, tai nežinau, gal aš čia garuoju, gal iš kosmoso žinių, bet kartais būtent geros idėjos ateina iš fantazijos, iš norų, iš svajonių. Tai turbūt man patiktų toks dakas, kad laužyti nebereikėtų, kad būtų galima pritaikyti įvairiems dakams, kaip ir pats inžinierius minėjo, kad šitą buferį galima naudoti pakeitus kurias dalis ir PCM-ui, ne tik tada, dabar yra šitas dakas groja ant DA 1541, aš manau su 1543 tikrai grotų, nes pilna esu ir pats apžvalgų padaręs ir kiti meistrai, netgi Lietuvos meistrai gamina dakus su 1543, su lempiniu buferiu, Audionote, įžymus darbai taip pat yra ant lempinio buferius, tai nėra tikrai naujiena, kažkoks didžiulis atradimas, bet žmogus pats savo atidarė tikrai naujas idėjas, naujų žinių. Tai padiskutuokite, parašykite, kas turite dakus su lempiniu buferiu, tai tikrai yra kitas lygis, o dar mano yra artimiausiose planuose svajonė šitą būtent daką suremti su daug brangesniais dakais, kur jie galėtų konkuruoti tame pačiame lygyje. Kol kas mano puikusis Harman Kardonas 730 perdarytas, Egidijaus ir kai kurių kitų meistrų ir pačio Vadimo negalėjo natūralumu, sena, visų kitų dalykų sukonkuruoti su šituo daku. Atrodo, kai turi jau gerą naują daiktą, atrodo, jau geriau būti nebegali. Bet dėja atsitinka po kiek laiko, kad vis dėlto gali būti geriau. Ir čia šitas atvejas. Šito teksto nesimokinau mintinai, tai paskaitysiu jums šiek tiek, pasiklausykite apie šitą kūrėją Lampizator dako. Lukas Fikus atsiliepimas apie 6N2NP lempas, rusiškas lempas. Pirmą kartą gyvenime panaudojo šią miniatiūrinę lempą iš Rusijos. Vidumi ji nepanaši į jokią kitą. Jam pasirodė juokinga, paprasta ir labai minimalistinė. Techninė lentelė nurodyti ekstremalūs parametrai. 100% stiprinimas ir srovė mažesnė nei 1 mA. Šitą lempą jis naudojo apibrėžime su garsu, tai šokiruojantis atradimas per visus eksperimentavimo metus, kūrimo metus ir jam labai patiko šitie duomenys, jis nusprendė išbandyti šitą lempą naujame jo projekte. Iš pradžių manė, kad tai negali būti tiesa, buvo atsargus darydamas išvadas apie šitą lempą, turėjo 3 kartus patikrinti, ar kažkas jo neapgauna, o gal kažkas įpylė netgi alkoholio į jo gėrimą, bet ne, jam šitą lempą garsas labai jį nustebino ir patiko, veikė be problemų. Taigi, geriausiai sugrojo su tada 1541. Silpna srovė signale ir varžinė konversija. Tai tokia sinergetika, tarsi šie du dalykai tikrai būtų lemti būti vienas kitam, kaip Romeo ir Džiuljeta. Klausė visą naktį,
kiekvienas naujas kompaktinis diskas, kurį ištraukė, skambėjo taip, lyg girdėtų pirmą kartą. Atsiprašau už girdimą fone žoliapjovės garsą. Aplinkui žmona dirba, stumdo žoliapjovę, o aš jums stengiuosi papasakoti apie šitą projektą, įdomų kūrinį. Tai soriukas, tai nėra kažkokia privati kompanija, kuri dirbtų jūsų naudai ir gautų kažkokius pinigus. Viskas daroma savo malonumui. Kuo šitas dakas yra išskirtinis nuo kitų lampizator projektų, tai Vadimas padarė šiokį tokį pakeitimą. Kaip jis sako, lempų pakaitinimas pajungtas prie stabilizuoto maitblokio 6,3 volto su užlaikymu, kad prailgintų lempų tarnavimo laiką. Kadangi Harman Kardonas neatlaikė šitos dvikovos su šituo TDA 1541 su lempiniu lampizator buferiu, atsinešiau kitą Kirus daką, kuris truputį yra geresnis už šitą ir dabar klausysiuos, kaip jie skamba. Pasidžiaugti ir tuo, ką turiu. Tai Kirusas 4398, galite apie jį pažiūrėti video ankstesniuose. Gėdos neprisidarė prieš tada 1541 su lempiniu buferiu, bet taip atsiliko. Harman Kardonas pasirodė daug prasčiau. Išgirsite to, ką aš pajungiau tiesiogiai iš CD grotuvo. Tai labai pasijuto aiškus skirtumai, kokybiniai šuoliai. Ir taip, su lempiniu buferiu tada 1541 groja daug atviriau, daug didesnė scena. Bet šitas daikčiukas tikrai daug geresnis. Jeigu 100% imtumėm procentaliai, ant kiek jis geresnis, 15-20% tikrai yra geresnis. Harman Kardonas nusėda daug žemiau. Iki pasimatymo, stebėkite mano kanalą, prisijunkite į puslapį Audio Chuliganai, laukite naujienų iš mano Rūsio. Iki draugai.